Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau poryt stos į svarbų mūšį su Didžiąja Britanija dėl patekimo į pasaulio čempionatą. Prieš šias rungtynes lietuviai sužaidė draugišką mačą su Ukraina ir jai nusileido 92-96. Rinktinės aukštaūgis Markas Blaževičius neslėpė, kad komandai dar trūksta susižaidimo. Esam skirtingose formose ir trenerių štabas bando tą visą suvaldyti, sutvarkyti, kad būtume visi on the same page, ant to pačio lapo, kaip lietuviškai pasakyti. Manau, jiem neblogai sekasi tai padaryti. Pasak Lietuvos aukštaūgio, rinktinėje susižaidimo trūksta ir dėl to, jog daugelis žaidėjų skirtingų metų baigė savo klubinius sezonus. Tai dabar tikriausiai sunkiau yra, kadangi kai kurie žaidėjai yra, sakykime, prieš pusantros savaitės, prieš savaitę baigė sezoną, kai buvo Žalgirio žaidėjai, tai jie nėra dar net pailsėję, yra tokiam žaidimo ritme ir tada yra žmonės kaip aš, kurie yra baigę sezoną gegužės 10 dieną ir spėję pailsėti ir jau 3 savaitės pasportuoti. Šiais metais prie Lietuvos vyrų rinktinės pirmą kartą prisijungė ir NBA žaidžiantis Kasparas Jakučionis bei Matas Buzelis. Ne pirmus metus nacionalinėje komandoje žaidžiantis Blaževičius tikina, kad šie du krepšininkai yra išskirtinio talento. Labai smagu juos pamatyti gyvai, su jais pasitreniruoti, matai, kokie yra talentai, kokie jų yra sugebėjimai ir tikrai tada pradėti suprasti, kodėl jie ten yra. Tai labai smagu, kad jie atvažiuoja ir tikėkime dar daugiau kartų atvažiuos, nes su tokiais žaidėjais turėsim daugiau šansų Europos čempionate, pasaulio čempionate, daug dievė olimpiadoje irgi. Lietuvos rinktinė poryt Klaipėdoje susikaus su Didžiąja Britanija, o jau sekmadienį pirmojo etapo rungtynes užbaigs išvykoje žaisdama su Italija.